Jonas Omanas su savo finaliniu pastebėjimu. Kaip žmogus, kuris dalyvavęs mūšį prie Donecko uosto 14-15 metais, Avdijivko 16-17 metais, kalbant apie Charkivų gynybą, ten jau vasario mėnesį, ten 22 metais, kur mūsų būtent dalinai atmušęs Rusijos specpajėgas Charkivo centre, kur dalyvavo Hersono išlaisvinimo procesuose, kur mūsų naktinis matymas buvo naudojamas ten paskutinėse fazėse, pavyzdžiui. Kai žmogus, kuris atstovauja pilietinę visuomenę, kur ten surinkom apie 70 milijonų eurų, apie trečdalį tos sumos, kur dabar iš biudžetų, kur yra visiškai kita logika, tiesiog sugebėjom perduoti į Ukrainą. Kai žmogus, kuris sugeba perduoti modernę ginkluotę ir dualius dalykus į frontą tiesiai į dalinius, kuris šiuo metu karauja, pasiūlymas. Duokit mums pusę tų pinigų, 200 milijonų, 100 milijonų ir pažiūrėsit, kas bus. Pasiūlymas. Su džiaugsmu, kai tik Seimas priims atitinkamus įstatymus, kad biudžetinės lėšas tokiu tikslu atiduodam, su džiaugsmu. Nes jums vis tiek reikės užsakinėti pas tą patį gamintoją. Beje, tą patį mes užsakinėjom ir mes užsakinėjom tą patį, tik tai šiek tiek didesniais kiekiais, kartais 10 kartų, kartais 100 kartų. Bet mūsų daiktai Avdijivkoj stovi, jūsų. Tai viskas tvarkoj, viskas tvarkoj. Mes judam paraleliniam linijom, kurios abi yra reikalingos. Taip. Bet mes greitesni. Nu, tai aš nesiginčiu. Nekaringas greitis. Now. Čia yra